Už manęs yra prašiausiai vertintas hotelis Kaune, kurį galima nusipirkti per Bookingo programėlę. Per Bookingo programėlę šitas hotelis kainuoja vienai nakčiai 24 eurus ir yra įvertintas 1 žvaigždute. Taip pat turi krūvą prastų įvertinimų, kuriuos jums dabar paskaitysiu. Pavyzdžiui, Martina iš Vilkaviškio rašo: lokacija yra siaubinga, sienos labai plonos, galima girdėti kiekvieną žingsnį kaimynų. 2 balai iš 10. Sergejus iš Ispanijos rašo: labai keistas vardas kaip ispanui, bet gerai. Hotelis labai senas, nešvarus ir smirda. 7 iš 10. Daugoka biščių kaip užsmirdantį hotelį, bet gerai. Reda iš Lietuvos rašo: kambaryje esantis minkštas baldų kampas, visas dėmėtas, nešvarus, smirdėjo šlapimu. 6 iš 10. Irgi daugoka biški. Aivaras iš Norvegijos rašo: kambarys pilnas kažkokių vabalų. Žinosim. Sigita iš Lietuvos rašo: būtų viskas puiku, bet bent padelis vandenio atsigert būtų gerai. Gerai, kad mes savo turim. Tada porą dar žmonių rašė, kad liftas stringa ir net liftas sužalojo porą žmonių. Ir čia tik maža dalelytė blogų atsiliepimų, kuriuos rašo internete ir per Bookingo appsą. Kadangi jau 14:30 ir jau laikas mums įsibukinti, tai galime eiti pažiūrėti, kaip mūsų kambarys atrodo. Čia, susipakau daiktus, varau į hotelį pasimti savo kambarį. Jie kažkaip, kad nepamatytų kameros, įeiti ten visur. Tai viso šito video tikslas yra permiegoti šitame Bookinge, pažiūrėti, ar tikrai visi atsiliepimai sako tiesą, ar tiesiog yra mitas, ir kitą dieną nuoširdžiai įvertinti šitą hotelį ir parašyti savo atsiliepimą per Bookingo appsą. Sveiki, per Bookingą užsibukinau šį kambariuką. Iš Vilnių. Tiesiai čia pirmam aukšte? Ok, viskas, ne? Ačiū labai viso. 102. Pažiūrėkit. Toks atvaizdelis. Tiesiog langas, didžiausias langas ir čiūvas prie fūros. Čia mano lova. Čia normalu. Žiūrėkit, čia įjungsiu šviesą. Čia išjungta, čia įjungta. Tiek pašviesėjo. Žiūrėk. Va. Toks, žinai, tas kambarys toksai, kur pas močiutė tokia, kurio aplankai babą, kuriai 9 metų. Tai va tokio stiliaus kambariukas. Tai nebužė tualetą. Nu, ką žinau. Dušas įdomu, bėga šiltas vanduo ar ne? Patikrinsim. Šiltas patikrinsim. Nu, vanduo bėga gan gerai. Nu, ne šiltas. Drungnas toksai. Net nežinau, nuo ko pradėti apžiūrėjus šitą kambarį. Mano tikslas pažiūrėti, ar atsiliepimai yra tikslus, kad galėčiau palikti savo atsiliepimą ir vertinti šitą kambarį nuoširdžiai. Tai Marina iš Ukrainos rašė, kad čia yra lokacija siaubinga ir sienos kiauros. Jinai buvo visiškai teisi. Girdžiu kiekvieną garsą, girdžiu kiekvieną sukrapždėjimą, aš girdžiu. Sergejus rašė, kad nešvaru ir smirda čia, ir kad senas. Pataikė beveik visus. Smirdėt pas mane nesmirda, visiškai nesmirda, labai fainas kvapas, bet kad senas čia, tai 100%. Ir kad nešvarus irgi. Šiaip patikrinau daugiau tą kambarį, radau ir ant žaliųjų visokių taškų kažkokių keistų. Ta sofa iš vis nupersta visa, kažkas jį negerai. O, vaikinė. Oi, vaikinė, čia jau matau bus. Jo, čia tai jo. O, lelia, pupiutė. Apsitriedė kažkas. Čia rankas plausios. Jau rankas tikrai plausios, 100%. Ai, neliest veidą reikia. Taip, visokių plaukų pilna. Kas čia per plaukai? Čia tai šitas geras subiniukas nusidėtas toksai. Na, čia. Šiaurų. Aivaras rašė, kad pilna kambarį vabzdžių. Vabzdžių aš neradau, gal porą ten kažkokių musyčių prilipusių. Nebent po to sofos užtiesu, jeigu ten yra kažkokių vabzdžių, tai ten ir yra. Nu, Sigita buvo teisi, podelių ir indų čia tikrai nėra. Gerai, kad turiu savo, bet aš tikrai čia iš krano negersiu vandens. Nepasitikiu aš nei biškiu niekom. Rašė dar, kad yra pelėsio. Jo tikrai yra. Bet tas gal iš pirmo žvilgsnio visai neblogas, toksai galvoja, tulikas kaip tulikas. Bet jau prieėjus arčiau prie kampų pažiūrėti, tokia jau matosi, kad jau ten kažkas formuojasi. Nu, gal dušas ir nesmirda, bet pelėsas tai čia tikrai yra. Formuojasi gražiai jisai savo. Taip pat daug žmonių rašė, kad liftas neveikia ir kad liftas sužalojo žmogų. Tai aš nuėjau užtestuoti tą liftą. Liftas tikrai žiauriai keistas. Kiekvieną kartą, kai paspaudys savo mygtuką kilt, jis nežmoniškai greitai kylas.
Liftas tai žiaurus. Aš per savo trumpą gyvenimėlį esu patyręs daug liftų, bet šitas tai tikrai žiauriai greitas. Pakilau vieną aukštą ir ten tiesiog sutikau 2 indusus. Vienas sėdėjo ant sofkutės tik atsidarius durim, o kitas tiesiog vaikščio ir pasisveikinom. Hello. Šiaip nėra labai jaukus per koridorius, kai vaikštyti, ten 3-4 aukšte, tai atrodo, kad tai papjaus kažkas, jeigu kažką ne to pasakysi. O taip tai dabar kol kas tokia nuomonė susidarė man, kad čia taip, toks jau, kur jau nugriauti reikėtų šitą pastatą, jau kur, man, tai pelėsinis tas pastatas, jau šakės jau jam, viskas, jau šakės, tipo, lovas svarbu švari man. Kaip kvapas kambarį. Jūs kalta? O, blemba, kažką įtraukiu. Šiaip švariai viskas normaliai. Nėra jokių dėmių. Sofkutė. Gyvenime nesėsiu ant jos. Kažkas nuperdė. Svoločius. Pažiūrėsim kaip toliau, nes dar liko padirbėti čia prie kompo, apsipraust ir eit miegoti. Reikia dar šitus 3 dalykus padaryti ir parašysim savo nuoširdų įvertinimą per Bookingo appsą. Varom padirbėti prie kompo ir eisim dar ieškoti kažkur pavalgyti. Ir susitiksim vakare. Padirbęs prie kompo, nusprendžiau nuvaryti į parduotuvę, pasiimti kažką rytojų paskanaut. Pasiėmiau 2 kornius, kadangi čia ilgai neplanuoju ryte būti. Ir tada nuvariau dar pas draugus, nes šalia buvo. Ten pažiūrėjom Euroviziją ir pažaidėm kortom. Ir apie 11 valandą jau atgal lėkiau į hotelį pasiruošti miegui. Ką, grįžom, pasiėmiau pusrytainį. Laikas jau kaip ir miegoti eisiu. Nežinau, paskutiniai čia pasitvarkymai kambario. Tiksim, kad rytoj. Iš čia. Ką tu? Ką tu čia? Ką tu? Šaibų nebėra, ką tu čia gyveni, tipo? Eik, tada. Kaip sienos. Neik. Kas čia per dėmę? Kas čia? Pažiūrėk čia, pažiūrėk čia. Ai. Eis rankų plautis. Eik, banana. Korozija. Eik. Nu nežinau, žinok, aš negalėčiau. Čia kai pirmą būtą nusipirk ir tėvą pasikvieti. Eik, tu načer, eik. Pažiūrėk, sutris gyvena. Sakau, jis kaip tėvas viską tikrina. Eik. Linoleumas. 2,4 eurų, seniai. Nu 2,4. Kas OG fanai žinos, kiek mes sumokėjom. Tada atsimeni Lenkijoje, Varšuvą. Ir kaip gerai išsimėgojom. Po 13 eurų Po 13 eurų. Ir tikrai visai neblogai buvo, ir sterilu, ir viską, ir gražu. O čia... Nu, geriau pasakyk, dėl ko tu nebedalyvauji YouTube'ai. Nu, tai truputį dabar savanoriauju, tarnybą atlieku, ginu tėvynę, kaip sakoma. Grįšiu ir grįšim tada su Tadu stipriai. Bu žodžiu, aš dalyvausiu ir tada tikrai tokius dalykus nesivesiu, nes kažką žiauriau padarysim. Susitiksim su tavim ant dienų, o su jumis susitiksim už 5 mėnesių. Čiau. Kaina valytis dantis. Aš jums prisiekiu, čia taip garsiai girdisi, kaip čiūvas knarkia, tiesiog kažkoks žmogus miega ir žiauriai knarkia. Bet ne tas knarkimas, kur taip, o tas, kur toks gilus, toksai su bosu. Baisiai čia rizikuoju su to vandeniu. Jau pilnai pasiruošęs miegot, lovytei, pasiklojau viską gražiai. Dabar 2:3:50, 7:05 atsikelt bandysiu ir pažiūrėsim kaip įsimiegosim, nes kol kas tai daug visko girdžiu, ypač knarkimą. Tai dabar saldžių sapnų visiems, susitiksim rytoj. Išgyvenom naktį, šiaip daug visko čia vyko prie pat langas, kai yra čia. Čiūvai perikūrą darė, prie 1 nakties ar 4 tiesiog čiuveja. Dar kas yra, tai žiauriai šalta kambarį, nežinau ar girdys iš mano balso, bet jau aš užkimau, sušalau čia. Temperatūra tokia, kad dar biški ir jau kaldra nebepadėtų jau sušilti. Aromalytis dantukus, papusryčiauti, paliekam atsiliepimą mūsų ir paliekam šitą kambarį. Šilto vandens yra. Pusryčių šitam hotelį nepasiėmiau, net nežinau ar iš viso yra čia toks dalykas, bet kelis kartus praėjau kavos aparatą, tai gal nueisiu pasimsiu rytinės kavos, kadangi neišsimiegojau. Ir kas nustebino prie kavos aparato, tai žiauriai geros kainos. Už double espresso sumokėjau 1 eurą. Na labai geriu kavos, nebent iš reikalo, tai žinau, gal bus neskanu, bet už eurą tai tikrai verta. Nice. Eik, čia blemba, pelenas kažkoks. Eik tu savo, žmonės savo noro espresso geria.
kai galima pieno įsipilti ir skaniai pasidaryti. Tai kol viską valgysiu, kol plaukai išdžius, kad galėčiau eiti į lauką, kol gersiu kavutę, parašysiu savo atsiliepimą. Jungiam intensyvų atsiliepimo montažą. Nu ką, baigiau rašyti savo atsiliepimą, pradėsiu pirmą nuo to, kas man patiko. Man patiko, kad darbuotojai yra malonūs, yra karšto vandens ir rankšluosčių, liftas veikia, lova patogi ir švari. Ir kas man nepatiko, parašiau. Daugelis atsiliepimų, ką čia rašo, yra tikrai tiesa. Sienos plonos, galima viską girdėti. Ant sofos kampo yra kažkokių dėmių, šaldytuvas turi savo kopelį, vonioje pradeda kauptis lyg pelėsis. Sunku miegoti naktį, kai pilna triukšmo. Žiemą šalta. Paskutiniai momentai su šitu kambariu. Pasilsiu aš to lango, atidarai žaliuzės ir matosi fūra tiesiog prieš tavo akis. Ir tos dėmėtos sofos pasilsiu tikrai. Ką, varom namo. Viso gero. Viso gero. Hello. Dar vienas dušas. O jeigu jūs padėjote iki galo, nepamirškite palaikinti ir pasubscribinti kanalo, visą laiką padeda ir susitiksim kitame video. Sėkmės!